Sveiki, mėly klausytojai. Ir vėl rudenėlis, ir vėl laikas skaityti pasakas. Tai ir tęsiu garsinių skaitymų ciklą Metų pasakos, lietuviškos pasakos. Karaliūnas ir varinis vilkas. Buvo vienas karalius ir turėjo sūnų. Kartą tas jo sūnus išėjo į sodą pasivaikščioti. Tuo metu atlėkė paukštis, gripas, pagriebė jį ir nunešė į salą vidury marių. Čia būsi 3 metus, pasakė gripas, o kai sueis 3 metai, aš tave vėl parnešiu į tėvo karalystę. Vaikščiojo karaliūnas po salą, užėjo tokią trobelę, o trobelėje rado senutę. Ji klausė: iš kur tu čia atsiradai, berneli? Aš esu karaliaus sūnus, mane toks paukštis čia atnešė, žadėjo po 3 metų vėl parnešti į tėvo karalystę. Senutė sako: tai gerai, galėsi pas mane tuos 3 metus būti. Ir apsigyveno karaliūnas pas senutę. Padėdavo jai trobelę aptvarkyti, visus sunkesnius darbus nudirbti. Kai praėjo 3 metai, jis sako: jau aš eisiu laukti to paukščio. Senutė jam davė tokį krepšelį. Tu man gerai tarnavai, tai imk šitą krepšelį, tik nežiūrėk į vidų, kol namo pareisi, nes turėsi bėdą. Bet jam rūpi pažiūrėti, kasgi tame krepšelyje yra. Vos tik jį atrišo, tuoj iššoko 3 arkliai. Vienas sidabro, antras aukso, 3 deimanto. Laksto aplinkui, o atgal į krepšį neina. Kas dabar bus, galvoja karaliūnas. Atliks tas paukštis, o arklius aš turėsiu palikti. Taip jam besigraužiant, atbėga varinis vilkas ir sako: ką tu man duosi? Pasirašyk savo krauju, kad nevesi kol gyvas, tai aš tau arklius suvarysiu atgal į krepšį. Karaliūnui taip patiko arkliai, jog jis daug negalvojęs, įsipjovė pirštą ir pasirašė. Tada varinis vilkas paėmė krepšelį ir lengvai suvarė į arklius. Netrukus atskrido gripas, pastvėrė karaliūną ir per marias parnešė į tėvo karalystę. Visame dvare kilo didelis džiaugsmas, nes jau niekas nebesitikėjo karaliaus sūnaus gyvo pamatyti. Po kiek laiko karalius sako: jau laikas tau vesti sūnau. Negaliu aš vesti, atsakė karaliūnas, pasirašiau tokiam variniam vilkui nevesti, kol gyvas. Tai nieko, nuramino karalius, pastatysim sargybą, per 12 mylių vilką užmuš. Na gerai. Tuoj aprinko jam į pačias karalaitę ir jau bus vestuvės. Pastatė sargus per 12 mylių aplink visą dvarą, kad neprileistų artyn vilko. Bet varinis vilkas kaip ėjo, taip ir praėjo pro visus sargus. Nei šaudyklių galėjo nušauti, nei ietimi subadyti. Mato karaliūnas, kad vilkas jau netoli, kad bus blogai. Nieko nebelaukęs, šoko ant arklio ir leidosi bėgti. Visą dieną jojęs prijojo tokią trobelę, o joje rado senutę. Kur joji? Klausė senutė. Bėgu nuo varinio vilko. Tai gali čia nakvoti. Aš turiu tokią kalaitę, jis suuodžia vilką už 9 mylių. Kai sulos kalaitė, galėsi toliau joti. Ar jis ten mėgo, ar nemėgo, sulojo kalaitė. Žadina jį senutė. Kelkis, vilkas atsiveja, jau jisai už 9 mylių. Karaliūnas vėl jojo visą dieną, prijojo kitą trobelę ir rado senutę. Kur joji? Klausė senutė. Bėgu nuo varinio vilko. Tai nakvok čia, aš turiu kalaitę. Jis suuodžia vilką už 6 mylių. Kai kalaitė sulos, galėsi toliau joti. Dar jis nespėjo nė akių sudėti, ėmė loti kalaitę.
Senutė sako, jau vilkas už 6 mylių, kelkis ir jok. Vėl visą dieną jojo ir prijojo 3 trobelę, o ten rado senutę. Kur joji? Bėgu nuo varinio vilko. Tai gali čia nakvoti, aš turiu kalaitę, jis uodžia vilką už 3 mylių. Kai kalaitė sulos, galėsi toliau joti. Gal jis tą naktį miegojo, gal nemiegojo, ėmė loti kalaitė. Senutė žadina, kelkis ir jok, vilkas jau už 3 mylių. Davė jam senutė 2 kamuoliukus ir sako, netrukus prijosi tokį tiltą, kai tik užjosi ant tilto, negalėsi tverti miegu. Tavo arklys užmigs, tai tu jį palik, o pats stenkis pereiti į kitą pusę. Perėjęs tiltą, mesk žemėn tuos kamuoliukus. Paėmė karaliūnas kamuoliukus ir išjojo. Kai tik prijojo tiltą, taip jį apmarino miegas, kad negali tverti. Arklys ant tilto tuoj užmigo, o jis pats vargais negalais perėjo į kitą pusę. Kaip metė žemėn kamuoliukus, iš jų iššoko 2 balti kurtai. Eina karaliūnas toliau pėsčias, o kurtai iš paskos seka. Ėjo, priėjo tokią trobelę. Toje trobelėje gyveno pikta laumė ragana, varinio vilko sesuo. Vos tik karaliūnas su kurtais įėjo, ragana ėmė aimanuoti. Oi, kaip aš sergu, ar negalėtum, berneli, man padėti? Čia netoliese yra malūnas su 9 durim, ten prikepta baltų pyragų. Kad tu nueitum į malūną ir parneštum man pyragų, tai aš pasveikčiau. Pagailo karaliūnui senis ir jis nuėjo į malūną, o kurtai iš paskos nusekė. Radęs pyragų, paėmė ir nešasi. Bet kai tik išėjo iš malūno, visos durys taukšt užsidarė ir užsirakino 9 spynomis, o kurtai viduje pasiliko. Mato karaliūnas, kad čia jau negerai, mėgina duris išlaužti, bet nepajėgia, tik girdi, kaip kurtai iš vidaus jas graužia. Tuo metu atlėkė baltas karvelis, duoda jam tokią dūdelę ir sako, kai pareisi, rasi jo vilką laukiant. Jis norės tave suėsti, bet tu prašyk, kad pirmiau dar leistų nusimaudyti. Kai įlysi į vandenį, tai greit neišlipk, o kai jau išlipsi, tai dar prašyk paduduoti. Prie kūdros stovi liepa, tu įlip į tą liepą ir duduok. Pareina jis į trobelę, jau vilkas laukia. Na, dabar tu mano, sako vilkas, aš tave suėsiu. Gerai, aš tavo, bet pirmiau leisk man šioje kūdroje nusimaudyti, tai bus gardesnė mėsa. Gali maudytis. Karaliūnas įlindo į vandenį ir pliuškenasi, o kurtai jau baigė malūno duris graužti. Na, gana jau praustis, liepė vilkas, lįsk laukan. Išlipo karaliūnas iš kūdros ir prašo, leisk man dar įlipti į liepą ir paduduoti. Vilkas pagalvojo, kad tas niekur nepabėgs ir leido. Įlipo karaliūnas į liepą ir ėmė duduoti. Uždudavo vienąsyk, išgirdo kurtai ir dar smarkiau ėmė duris graužti. Uždudavo antrąsyk, kurtai visai pragraužė ir išbėgo iš malūno. O vilkas jau nekantrauja, žiūri aukštyn į karaliūną ir liepia lipti žemėn. Bet tas uždudavo trečiąsyk, parlėkė kurtai, puolė iš nežinių vilką ir perpus perplėšė. Dabar karaliūnas nuėjo į trobelę pas raganą, įskėlė trinką, užspraudė raganos plaukus ir tol kurtai ją draskė, kol visai sudraskė. Karaliūnas su kurtais sugrįžo ant tilto, rado savo arklį ir laimingai parijojo į tėvo dvarą. Jaunikaitis su piktšašių kepure. Buvo toks ponas nelapas, jis turėjo tarną. Tam tarnui visur leido vaikščioti, tik į vieną kambarėlį liepė neiti.
Kartą ponas išėjo, kur jam reikėjo, o tas jau tarnas galvoja, kas tame kambarėlyje būtų, kad jam neleidžiama žiūrėti. Ėmėsi ir pradarė duris. Bet durys įkirto jam pirštą ir nieko jis ten nepamatė. Parėjo ponas, sako, kodėl tu buvai tame kambarėlyje, kad aš liepiau neiti. Dar jis pradėjo gintis, kad nebuvęs, o ponas sako, nugi va, tau ir pirštą įkirto durys, už tai reikėtų tave pakarti, bet pirmas sykį dovanoju, tik daugiau neik, nes jau gyvas neliksi. Ponas vėl išėjo, o tarnas galvoja, kai bus, tai bus, eisiu dar sykį pažiūrėti, kas ten yra. Atidarė duris, žiūri, viename kampe pririšta kumelė, kitame vilkas, abu pašerti. Vilkui paduota šieno, o kumeliai mėsos. Tas vilkas ir ta kumelė taip sudžiūvė nuo to pašaro, kad tik oda ir kaulai belikę. Prašneko ta kumelė. Brolau, permainyk tu mums pašarą, paduok vilkui mėsą, o man šieną. Tas taip ir padarė. Pareina ponas, sako, o kodėl tu vėl buvai? Dabar jau aš tave nužudysiu. Tarnas buvo muzikantas, tai prašosi, kad jau žudysi, žudyk, tik leis man prieš mirtį pagroti, truputį pasilinksminti. Ponas leido. Ir eina tarnas taip gražiai, taip graudžiai groti, kad ponas sėdėdamas už stalo klausėsi to grojimo ir taip jam patiko, jog besiklausydamas užmigo. Pabudęs sako, kad tu jau taip moki groti, aš tau dovanoju ir šiuo tarpu, tik daugiau nebeik į tą kambarėlį. Ponas vėl išėjo savais reikalais, o tarnas ten vaikščiojo, bevaikščiodamas susimanė dar sykį eiti pažiūrėti. Atidarė duris, žiūri, vidury to kambarėlio sidabro šulinys. Jis įkišo pirštą į tą šulinį, pirštas pasidarė šviesus kaip sidabras. Dabar jam sako toji kumelė, šįsyk tau nebedovanos ponas, kai pareis, dabar tu visas lyskit šulinį. Tas to jau įlindo, pasidarė visas šviesus, kaip saulė. O dabar, sako kumelė, paimk rankšluostį, šepetį ir kočėlą, sėsk ant manęs atbulas, kad tau būtų geriau matyti, ir mudu bėgsim. Paėmė jis, kai buvo liepta, užsėdo ant kumelės atbulas ir bėga. Kumelė jam sako, kai pamatysi netolies debesį su vėju, tai mesk šepetį. Kiek pajojęs mato, atsiveja debesis su griausmu su vėju. Kaip metė šepetį, iš to šepetio pasidarė giria, tokia tanki, kad uodas nosies neįkištų. Atsivijo ponas iki girios, negali pereiti. Parbėgo namo, atsinešė kirvį, į tą girę kirto, iškirto taką ir vėl jos gena. Kumelė klausia, ar nieko nematyti? Nieko. Vėl bėga toliau, antrusiai klausia, ar dar nieko nematyti? Jau ateina debesis, jau netoli. Tai mes kočėlą. Kai metė kočėlą, stojo kalnas, toks aukštas, kad paukštis neperskristų. Atbėgo ponas prie to kalno, negali perlipti. Vėl parlėkė namo, atsinešė kastuvą, kasė tą kalną, įsikasė urvą ir vėl vejasi bėglius. Kumelė klausia, ar nieko nematyti? Jau atūžė debesis su vėju, su griausmu. Mesk rankšluostį, tik pataikyk išilgai. Kai metė rankšluostį, stojo jūros neužmatomus. Atbėgo ponas iki tų jūrų, nėr ką jam daryti. Pripuolęs ėmė vandenį lakti, lakė ir trūko. Na, dabar, sako kumelė, jau galim ramiai joti. Atjojo į girę, sustojo, sako kumelė, dabar duok, kiek tik gali, abiem rankom man 3 iki ausį, tai iššoks iš ausies tabokinė. Toj tabokiniai tau viskas bus. Ir gerti, ir valgyti, ir ko tik norėsi.
Tas kaip davė į ausį vienas iki antrą, trečią, iššoko iš ausies tabokinę. Tada kumelė Giriui prapuolė, o jis tą savo tabokinę atidarė, sako, kad čia man būtų gerti ir valgyti. Tuojau stojo stalelis, ant jo pridėta valgių ir gėrimų. Pavalgęs, atsigėręs, tabokinę uždarė, viskas pradingo. Dabar jis eitų iš Girios, pro drabužius nematyti jo šviesaus kūno, tik plaukai labai šviečia, kaip saulė spindi. Atsidaręs tabokinę sako, kad čia man būtų piktšašių kepurė. Tuoj atsirado tokia kepurė vienų šašų. Jis tą kepurę užsimovė ant galvos ir eina. Išėjo iš Girios, priėjo karaliaus dvarą, ten jį priėmė į sodą sargų. Pastatė jam sodo kampe namelį ir jis ten sau gyvena. Vieną dieną išvažiavo visa karaliaus giminė pasivažinėti, o jauniausia duktė liko namie. Dabar tas piktšašis atsidarė tabokinę, sako, kad čia man būtų gerti ir valgyti. Jis gerai privalgė ir išgėrė, net kakta jam įkaito. Tai tą savo kepurę kilstelėjo. Karalaitė pro langą pamatė, kad jo galva tokia šviesi, tarė sau, jau čia tai geras paukštis. O tas karalius turėjo 3 dukteris ir visos dukterys jau buvo metuose. Tėvas liepė padaryti visom 3 po aukso obuolį ir sako, jums jau laikas tekėti, aš sušauksiu visokius jaunikius, tai katrą, kurį įsirengsit, meskite jį to obuoliu. Tuojau sušaukė visokius jaunikius. Suvažiavo karaliūnai, kunigaikščiai, bajorai. Tie 2 vyresniosios tuoj rado savo po vyrą, o jauniausioji neranda. Pašaukė sodininkus, gal sako, į ten ras, bet irgi nerado. Tada sako karalius, pašaukit tą šašuotą į sodo sargą. Kai tik atėjo tas su piktšašių kepure, jauniausioji karalaitė metė į jį obuolių. Visi suriko, tai bent karaliaus bus žentas. Karalius užsirūstino ant jauniausios dukters, išleido ją už to piktšašio ir abu išvarė iš savo dvaro. Išėjo jie iš karaliaus rūmų į miestą, nusisamdė namelį prie tilto ir ima muitą, kas tik per jį eina ar važiuoja. Neilgai trukus pašaukė šį karalių kitas karalius į karą, o tas su piktšašių kepure sako savo pačiai, prisitaisyk valgių ir gėrimų, jos kareiviai juodi per tiltą, tai pelnysi, o aš eisiu į Girią šakų parsinešti. Nuėjo į Girią, tą tabokinę atsidarė ir sako, kad čia stotų juodi kareiviai. Tuojau stojo pulkai kareivių, visi juodais drabužiais apsirengę, ant juodų žirgų, o ir jis juodai apsitaisęs joja per tiltą. Kaip jojo, viską sumynė, ką jį turėjo valgoma pasistačius. Nujojo į karo lauką, padėti uošviui kariauti. Sumušė su savo kareiviais aną karalių ir apsisukęs grįžo atgal į Girią. Čia viskas prapuolė, o jis pats pasilaužė žagarų pundelį, parėjo namo. Klausė pačios, na ką, ar jojo kariuomenė? Joti jojo, bet kas iš to? Viską man sumynė ir nujojo. Kitą dieną anas karalius surinkęs daugiau kariuomenės, jojo vėl kariauti, o tas piktšašis sako pačiai, šiandien jos per tiltą raudoni kareiviai, tai tu pelnysi, tik vėl prisitaisyk valgių ir gėrimų, o aš eisiu į Girią malkų parsinešti. Nuėjo į Girią, vėl atsidarė tabokinę, sako, kad man stotų raudoni kareiviai. Tuojau stojo daugybė kareivių, visi raudonai apsirengę. Atjojo prie to tilto, vėl nestojo, viską tai muitininkiai sutrempė. Nujoja su savo kareiviais į karo lauką, tas piktšašis vėl sumušė aną karalių ir sugrįžo į Girią. Čia viskas prapuolė, o jis pats pasirinkė žagarų pundelį, namo parėjo. Klausė pačios, na ką, ar jojo?
Jojo, bet ir vėl man viską sumynė. Trečią dieną anas karalius vėl surinko didelę daugybę kariuomenės, eina kariauti. O tas su piktšašių kepure sako savo pačiai: šiandien jos balti kareiviai, jie turi čia prie tilto sustoti, nes čionai jiems pusiaukelė. Tu prisitaisyk valgių ir gėrimų, o aš eisiu į girią malkų. Nuėjo į girią, atsidarė tabokinę ir sako, kad šiandien man stotų balti kareiviai. Tuojau stojo baltai apsirengę kareiviai ant širvų žirgų, o jis pats tik tokia gaza apsivilkęs, visa šviesa per ją matyti. Ir joja jis pirmiausia, kaip saulė šviečia. Atjojo ant tilto, vėl viską sutrempė, o toji muitininkė sako, kad ir padarė žalos, bet nors karalių gražų pamačiau. Tas su savo kareiviais nujojo į karo lauką. Karalius sako, kas čia yra, kad jau trečią dieną atjoja, o vis kitokius kareivius veda. Ėmė dabar kauti šitas karalius su to nepažįstamojo pagalba, sumušė aną karalių visai, o jo kareivius paėmė į vergiją. Bet vienas tam šviesiajam karžygiui įdūrė į koją. Karalius nusėmė nuo savo kaklo skepetaitę ir užrišo jam žaizdą. Šis su aprišta koja nujojo į girią ir ten viskas prapuolė, o jis vėl parsinešė žagarų pundelį. Klausia pačios, o ką, šiandien ar jojo? Jojo, labai gražus balti kareiviai, o karalius tai šviesus kaip saulė. Dabar jis sako, kaip aš šiandien pailsau, eisiu truputį atsiilsėti. Atsigulęs patraukė kelnę aukštyn ir jo pati pamatė žibančią koją, o ant kojos užrišta tėvo skepetaitė. Viską pametus, nulėkė pas tėvą ir sako, tėvelė, ar žinai, kas kariavo už tave? O kas? Nagi mano vyras. O karalius sako, ką tas kvailys kariaus? Tikrai jis, ant jo kojos tavo skepetaitė užrišta. Karalius netiki. Nusiuntė tarną jo pašaukti. Tarnas atėjęs sako, liepė karalius tau ateiti. O tas sako, tiek karaliui pas mane, kaip man pas karalių. Tarnas parėjęs pasakė to žodžius karaliui. Tada karalius tuojau liepė užkinkyti 6 žirgų į karietą, atvažiavo pas jį pats ir rado savo skepetaitę ant jo kojos. Labai apsidžiaugęs karalius, jie vedasi jį pro duris, o tas eidamas nepasilenkė, užkliudęs numetė sau nuo galvos piktšašių kepurę. Tuoj viskas nušvito. Karalius griebė jį į glėbį, nešte nunešė į karietą ir parsivežė namo. Kai tik jis ėjo į rūmus, tuoj savo drabužius metė į šalį. Nušvito visas dvaras. Dabar visi pamatė, kad čia tas pats kareivis, kuris aną karalių įveikė. O kokios paskui ten buvo linksmybės, kokios puotos. Po tų puotų, po linksmybių, liko jis visos tos žemės karaliumi. Raganius ir jo mokinys. Buvo toks senas žmogus ir turėjo mažą vaiką. Nebeišgalėdamas jam duonos užpelnyti, vedasi elgetauti. Atėjo į tokią trobelę, pasiskundė, kad sunku senam vaiką auginti, o tas trobelninkas sako, čia yra toks ponas, ima vaikus auginti, gali tu jam nuvesti, jis užaugins ir išmokys. Nuvedė žmogelį savo sūnų pas poną, o tas ponas buvo Raganius ir mokė vaikus raganysčių. Raganius apsėmė to žmogaus sūnų auginti ir mokyti iki 20 metų. Tik gerai įsidėmėk tą dieną, sako, kad spėtum ateiti, kai bus lygiai 20 metų. Jei tik kokią dieną pasivėlinsi, tai vaiko nebegausi, jau liks pas mane amžinai. Praėjo 19 metų, jau ir 20 baigėsi, senis suskaitė, kada bus paskutinė diena.
Eina pas Raganių. Atėjo prie vartų, viskas užrakinta, užeiti į dvarą niekur negali, stovi už vartų. Pamatė sūnus, kad tėvas jau laukia, atėjęs jam sako: gerai atėjai, dar nevėlu, tik įsidėk į galvą, ką aš tau sakysiu. Parjos ponas atrakins vartus ir įleis tave į dvarą, bet tau manęs taip neatiduos. Pirmiausia išleis 3 karvelius, tai aš ten vienas būsiu, o tau reikės mane pažinti. Aš su snapeliu krapštysiu sparniuką ir kai klaus, kuris tavo sūnus, tu parodyk į mane. Dar to nebus gana. Paskui išleis 3 varnus, tai aš labiausiai suksiu tau apie galvą, o tu mane griebk ir sakyk: tai šitas mano sūnus. Dar ir to nebus gana. Paskui išleis mus 3 ponaičius, visi 3 vienodais apdarais ir vienodo veido, tik man iš kišenės bus matyti kamputis kepetaitės. Tai tu į mane ir parodyk. O dabar aš jau turiu eiti, nes tuoj ponas parjos. Parjojo Raganius, atėjo prie vartų ir sako: gerai spėjai, vaiką gausi, jei pažinsi, kuris tavo sūnus. Įleido žmogelį į dvarą ir parodė 3 karvelius. Tie karveliai tupi savo, o Raganius klausia: kuris tavo sūnus? Žmogus žiūri, kad vienas karvelis su snapeliu sparniuką krapšto ir sako: šitas mano sūnus. Gerai atminiai, sako Raganius, bet dar sykį turėsi minti. Dabar išleido 3 varnus ir klausia: kuris tavo sūnus? Tie varnai laksto, o vienas vis suka jam apie galvą. Sykį, kaip suko tas varnas, tėvas jį sugriebė ir sako: tai šitas mano sūnus. Gerai atminiai, bet dar sykį turėsi minti. Toliau išleido 3 ponaičius, klausė: kuris tavo sūnus? O visi ponaičiai lygus, tik žiūri tėvas, kad vienam ponaičiui iš kišenės matyti kamputis kepetaitės. Ir sako: šitas mano sūnus. Gerai atminiai, sako Raganius, gali vestis. Ir parėjo tėvas su sūnum namo. Dabar tėvai, sako sūnus, nėra ko maitintis, turim žiūrėti kokio uždarbio. Aš pasiversiu bulium, o tu nuvesk mane į turgų parduoti. Tai gausi daug pinigų, tik žiūrėk, virvutės neatiduok. Sūnus pasivertė bulium, o jau bulius toks gražus, kad gražesnio visame pasaulyje niekados nebuvo. Tėvas jį nusivedė į turgų, ateina toks ponas ir klausia: kiek nori už tą bulių? 100 raudonųjų. Ponui bulius labai patiko, užmokėjo už jį 100 raudonųjų, o senis sako: virvutės neparduosiu, ji man reikalinga. Eik ją savo, man tokios puvetros nereikia. Senis virvutę atsirišo ir nuėjo namo, o ponas bulių pastatė viename kieme. Kai jis atsitraukė, bulius tuojau atsivertė žmogum ir pasivijo tėvą. Parėjo tėvas su sūnum namo, gerai savo gyveno už tuos pinigus. Bet po vienos, kitos savaitės žiūri, kad pinigai jau baigėsi. Turgaus dieną vėl sako sūnus: aš pasiversiu eržilu, tu mane nuvesk parduoti, tai gausi apsčiai pinigų, tik neparduok su kamanomis. Pasivertė sūnus eržilu, o jau dailus tas eržilas, kad dailesnio nerasi. Tėvas jį nuvedė į turgų, atėjo ponas, klausė: kiek nori už tą eržilą? 300 raudonųjų. O tas ponas buvo Raganius, kuris jo sūnų mokė. Jis toj užmokėjo 300 raudonųjų ir ima eržilą. Tėvas sako: aš su kamanom neparduodu. Raganius ėmė ginčyti, sudavė seniui kailį, o eržilą pasivedė namo. Stovi dabar vargšas tvarte su kamanom pamautas, pabėgti nebegali. Išbuvo jau kiek dienų ar net mėnesių, sykį ėmė į tarną šukuoti ir numovė kamanas. O jam to ir tereikia, kai tik kamanas numovė, žirgas bėgti. Raganius, po langų sėdėdamas, pamatė, kad jau eržilas pabėgo.
tuoj pasivertė vilku ir vytis. Mato žirgas, kad vilkas jau netoli, tai pasivertė zuikiu, o raganius kurtų ir vėl vejasi. Bėgo zuikis, mato, kad jau pagaus. Tai pribėgo prie ežero ir pasivertė ešeriu, o raganius lydeka ir gaudyt. Ta lydeka, kai tik griebs, ešerys savo ešerius pastato, jo nepaima. Ežero pakrašty merga skalbė. Ešerys priplaukė prie krašto, pasivertė aukso žiedu ir išriedėjo ant kranto pas tą mergą, o jį paėmus susimovė žiedą ant piršto. Raganius pasivertė jaunikaičiu, atėjo pas mergą, ėmė griežti smuiku ir prašo, kad atiduotų jam žiedą. Merga neduoda, o jis vėl griežia, taip gražiai griežia, kad merga negali atsiklausyti ir vis prašo žiedo. Tas mato, kad jau bus blogai, pasivertė kviečių krūvele, o raganius tuoj pasivertė višta ir ėmė tos kviečius lesti. Tada kviečiai pasivertė vanagu, šoko ant vištos ir sudraskė, o paskui vėl atvirto žmogum ir parėjo namo pas savo tėvą. Tai ačiū visiems, kad išklausėte ir iki kitų susitikimų.